Rėmščikas ir Rėmščikas. Tai būriai su vairu. Iš kur tu žinai? Так может. Филигель. А может ваш телефон мне взять? Нет? Или так как-то? Ирина, сесть. Казар. Gaudus pančiai nukris ir vaikams nusišvies nusiblaivęs dangus, mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis, ar jiems besuprantamos bus. Šitą ašaną įkišti geriau. Tai už tos menus? Už menus ir už menininką. Man tai šiaip įdomus dalykas, nes pastoju per tuos metus vis kažkas tai būna panašaus. Panašaus taip, kad pasirenka, aišku, dažniausiai tas pačias vietas menininkai, nors nežinodami. Nu, pavyzdžiui, gal kitais metais net nieko nežinodamas žmogus pasirinks šitą vietą. Arba tie patys darbai būna ir vos ne toj pačioj vietoj, irgi sugalvoja, net nežinant. Ne, tai nežiūri, kažkaip yra, vis tiek tai yra bet vizualiniai dalykai, kur sutraukia. Bet ką dabar norėjau pasakyti, va čia va tas, kur Žilkų darbas, kuris čia toks likęs dar. O, daugia nelaikys. Ne, bet kame yra esmė, kad pavadinimai tai tie patys. Man tik vėliau atėjo ta mintis, aš prisiminiau. Ten yra ryšiai, o čia yra ryšys. Tai kažkaip irgi keistai. Kad ryšasi. Nes aš tik vėliau supratau, kažkaip žiūriu nuotraukas ir galvoju, dar šalia būdu. Nu tai, nors tu gi nežinojai visai ir čia, nu tai va, aišku. Tai čia kažkoks ryšys. Kažkoks ryšys. Taigi ieškojom, pamatėm ryšį. Tai va, sakau, labai įdomus sutapimai. Jis, man atrodo, nuo klonų pradėjo, to klonų. Negalima, klausykit, negalima. Matai, kaip viskas pasako, aš keičiasi. einu. Bet kaip gerai. Kad tas parkas čia taip apgaubė. Ir va, tai čia visos šitos kasos tai yra skirtingos emocijos, o aš dabar tik tą suprantu. Kad tai visos emocijos, kurios važiuodavau ten pasirinkti prie merginų, ten prisipjauti tų žolių, susiveždavau. Tai visiškai viskas pranyko, ypač fotografijai. Tai ačiū. Labai poetiškai pasakote, man labai, reikia užrašyti. Ir priduoti. Įrašiau. Gal jau nebereikia. Važiuoji? Mariau, Taip. važiuok. O tai dabar Gale. Ne, nu tai dabar atbula, prieš tai neatbula, tai dabar taip. Aš netaip sakiau. Sakei. Prie ko? Taip, Ana, daugybė.
Vasarą 21, man atrodo, aš liktai. Ir 19. 20 suskaičiavau. Nes vieną nuotrauką. Mato! Mes fotografuojam. Dabar mūsų. Dabar jau kaip mūsų. Perkėla, kur per upę eidavo. Periprava yra kur upė. Kur upė. Jauniai sudėkti ir termina mobilus. Tai stovi tą karvę kabiną mobilų gal. Tai va šitas va. Jo, čia šakelės užkabintas. Bet dar gabalėlis yra. Gali įsivaizduoti, sugalvojau ten, o ten tai bijojau. Tik tavo dvyniai. Nebėra jau čia dar ko jų Tai iš karto burbulių. Ir iškart stumdo, absoliučiai. Tai kiekvieną kartą, kiek aš čia ateidavau, viskas būdavo sustumdydavo. Labai pykdavau, bet paskui pagalvojau, labai gera mintis. Nu, Brailio raštas, žinai. Ten kiti žodžiai gaudavos. Tai ir šiaip, ta prasme, mes esame kaip ir visi aklita, tai jau žinai, jau stumdom savo tuos raštus. Nu, eina ir čiupinėjai. Nematom. Kaip perskaitė. Tai klausykit dar prie audronės, kas prisijungsit. Nu ką apie šitą darbą, pasakysi kažką? Arba galiu užvesti kelią. Man šitas darbas, šitas ir Jono buvo patys tokie netikėčiausi, dėl kurių galvojau, kad jų iš vis nebus šiaip jau. Galvas skaudėjo ilgiausiai. Ne, nu aš tai jau juos net neėjau, paskui galvojau, ai vis tiek jų nebus šitų darbų. O tai užvedai. Bet kažkaip tai gavau šoką, kai jinai ryte man paskambina prieš atidarymą ir tokia visa laiminga sako, aš pabaigiu. Ir aš galvoju, nu nesąmonė, nu negali būti, nes dar vakare dar nebuvo dar čia to padaryta, kas turėjo būti. Tai va, tai labai maloniai nustebinai ir aišku nustebinai dar vėliau, dar labiau, nes mes su Jonu juokėmės ir sakom, nu tai tu čia taip labai dirbi, reikia jum rūtelės. Nu tai va, ir žiūriu, kad to ir bus rūtelė turbūt greitai. Tai va, gal dar ką nori pasakyti, nežinau, nes aišku, Rasa iš vis dirbo naktimis, aš nesuprantu, kaip jinai čia darė. Prie pilnaties, naktimis beveik, nu dieną, tai ne... Dieną po krūmais ten miega, o naktį. Aš ką norėjau trumpai pasakyti dėl paties darbo, tai galvoju, kad pasižiūrėjau, tobulėjimų ribų nėra. Vieną Labai reikėjo greit padaryti. Nu, galvojau, nepabaigsiu, bet įveikiau. Labai vėlai pradėjai. Nu, vėlai pradėjau, ne visą laiką. Laiku grįžau. Sunkiai, aš galvojau, jau jėgų buvo juodai, nes kalnas nepasidavė. Buvo vienas akmenis ir šaknis, tikras kalnas. Bet žemaičiai niekada nepasiduoda. Jo, negali pasiduoti, tas ir yra. Dar įdomiau tada. Tai va, tai labai... Normalus Čia pasiliko. Viskas gerai.
Ir tiek. Tai buvo netikėta, taip dabar tai kažkaip taip. Pasitiltų gal ir uždaryti vieną. Irgi iš serijos kaip menas tarnauja toliau. Taip, Kažkada buvo tokia audronė, jos papai buvo ten tokie gražūs kabojo. Tai vienoje aky, o dar kažkieno buvo, nežinau, kino falas buvo, tai kitoje aky. Labai simboliškai. tai įsivaizduokit, buvo žiūri akis. Žemėm. Išaugo Geidžiančios akis pasirodo. Jo, Kur labai. yra tas darbas su tais nosiukais? Kokiais nosiukais? Nu taigi va žmonės vaikšto po visą parką, ieško tų nosiukų ieško. Man tik tada kažkaip viskas atėjo mintis, kad va iš tos radio gal čia taip. Sakau, nėra to darbo, jisai prieš 9 metus padarytas. Tai keletą žodžių apie šitą nesuprantamą kūrinį. Nežinau, kaip čia nesuprantama. Kaip čia nesuprantama? Visai nesuprantama. Kažkokios klietkos. Pinklės, ne čia, pinklės. Čia pinklės. Nu tai ką, aš Gerai, buvau kad irgi vyrai ta nesupranta. galiorka, mes čia visi dirbam paskutinės 3 dienas turbūt kaip išprotėję. Turėjau tokių akrobatinių beveik čia elementų daryti, nes irgi kaip iš tolo atrodo tik dauba, o iš tikrųjų vidury ta duobė tai jau man beveik iki čia. Tai taip labai įdomiai irgi tokios patirtis visokios, kaip tu vertini iš tolo situaciją, čia kaip su tų žemių stoka, tai man irgi panašiai buvo pasirodo vis tiek jo truputėlį daugiau darbo negu aš galvojau, bet gavosi. Jo. O šiaip tai, čia aš irgi turbūt iš tų, kur nelabai senai pradėjau, bet jau kai paragauju, tai noris, kuo toliau, tuo labiau, nes aš tai labai vertinu tą sezoniškumą, kad čia tie darbai lieka ir toks yra didelis džiaugsmas, kad Inga ir turbūt vyras jos abudu fotografuoja ir po to... Tenais, tas tabakas yra ten švenčia. Ai, čia? Bet ten labiau pradėti. Taigi va mažiuką turi dar šalia savęs, Jonas, žiūrėk, mažiuką. Sutirštintas pienas. Irgi ne. Pienas yra, bet ne. Gerai gaunasi. Dar kartas meškutė. Šakalinė man. Aš negaliu šokinėti, man kojelės skauda. Aš negaliu šokinėti, man kojelės skauda. Į kitą pusę. Šiaudų batai pakulinį ratą. Šiaudų batai pakulinį ratą. Aš negaliu šokinėti, man kojelės skauda. Aš negaliu šokinėti, man gera. Į kitą pusę. Šiaudų. Miški kopūstis, miškiniai septynikai. Gausiausias samanas. Čia kaip ritualinis, tikrai ritualinis.
Pokis,